Su jumis kalbėjo, vyresnysis komisaras. Nebuvo to komisaro. Va čia ką tik kalbėjo su jumis. Čia vyko taip, mes buvom uždaryti kaip praktiškai gyvuliai, taip neperlaikyti. Ir mūsų kemperis 25 minutės niekur neišleido. Pirmą išleido visus žiūrovus, paskui išleido kauniečius, paskui dar kažką ir motyvuodami neaiškiais objektyvais dėl to, kad policijos pareigūnai mes aišku negalim priešintis, mes jiem ir nesipriešinom. Mes buvom, kaip sakom, uždaryti kaip kiaulės aptvarė, galima sakyti. Nei į tualetą, nei į viršų mūsų neleido, nei apačion. Nei bet kur, žinai. Ir nieks mums nemotivavo. Dėl ko mes sulaikom ir panašiai. Ir mūsų teisės buvo pribotos neteisėtai, mes skaitom. Negalima priboti teisės Lietuvos piliečių. Mes turim visesnius dokumentus, mes nesam pavojingi visuomenė arba kažkam tai. Ir ta prasme mes norim tyrimo, kad išaiškintų policijos pareigūnai, kodėl policijos pareigūnai vykdė neteisėtus Arguso apsaugos tarnybos reikalavimus, kurie negali vadovauti policijos pareigūnams. O mes negalim priešintis policijos pareigūnams, bet mes jiem ir nesipriešinam. Be didelių komentarų, prašau atstovas, važiuojame į teritorinę policijos įstaigą, rašykit pareiškimą. O čia surašyti negalim pareiškimą? Mes jumis vežame į teritoriją, čia negalim. Vežame į teritorinę policijos įstaigą, jūs ten parašykit pareiškimą savo pretenziją. Gerai, o jūs galite pakomentuoti prie visų žurnalistų arba prie... Nematau žurnalistų, nematau žurnalistų. Prie kodėl mums buvo suvaržyta laisvė? Dėl to, kad jūsų elgesys netenkino mūsų. Matot? O mes neturim iš Arguso jokių pastabų. Iš pastabų neturim iš Arguso atstovas. Turim pastabų nors kažkiek. Kam? Jūsų, kurie pirmi. Jūsų sirgaliam turim pastabų dėl jūsų. Ne jūsų. Elgesio nemandagaus ir pakankamai žilaus. Dėl to jūs buvo apribota jūsų laisvė. Man argumentai tokie. Prašau, važiuojame teritoriją policijos. Aš nesiaiškinu, važiuojame teritoriją policijos. Žinome, važiuojame. Kurie asmenys? Atsiprašau. Kurie asmenys jums netitiko jūsų reikalavimų? Aš jums labai aiškiai pasakiau. Tai praktiškai jūs teigiat, kad jūs taikėt... Važiuojame policijos įstaigą ir prašom. Jūs prie visų teigiat, kad jūs taikot mums kolektyvinę nuobaudą. Visiems. Kolektyvinė nuobauda taikot. Kokia kolektyvinė nuobauda? Paprasčiausiai, kad nebūtų konfliktų. Jūsų kailiai geriau sveikiau įsiko. Atsiprašau, mūsų kailis priklauso mums. Ir be mūsų sutikimo, jūs mūsų kailio saugot, ačiū nereikia. Mes jūs pasirūpinam jūsų saugumu. Ačiū, bet šitą jūs negalite daryti be mūsų sutikimo. Pretenziją galėsite išdėstyti. Aš dar kartą klausiu jums. Aš jums nieko nesakau, aš jums pasakau. Važiuokite į teritorinę policijos įstaigą, rašykite pareiškimą dėl mūsų veiksmų. Ir kokie bus rezultatai? Jūs mato tarnybinį patikrinimą jūsų rajone su jūsų pažįstamais. Jūs, prašau, jūs galite pareiškimą nuvažiavę prieš Vilniuje. Ir dar kartą paskutinį klausimą. Aš jums daugiau į nieką nesakinėjau. Viso gero. Labai ačiū. Prašau. Bet jūs taikėt mums kolektyvinę nuobaudą. Aš jums nesakinėjau. Prašau jūs visas pretenzijas, išdėstykite ir mes savo neteisėtus pasakysime, jeigu mes vėsim jų vietį.